Sveiki laidų vedėjai. Vienas followeris davė mintį labai gerą, reiškia, pašnekėk apie tą ir tą. Tai dėkui jam. NIMGR, taip užsivardinęs, dėkui tau. Reiškia, pirmiausia, jo klausimas buvo apie Ajax Pro apsaugos sistemą, kuri gamina Hikvision. Tai trumpai gal įžanga, ne būtent apie tą sistemą, aš paskui konkrečiai prieisiu prie to klausimo, bet daug kas klausia Hikvision ar Dahua. Tipo, ką rinktis, kurios kameros geresnės, tipo, kaip čia, kas čia, kodėl ir panašiai. Tai žiūrėkit, Dahua ir Hikvision yra dvi pasaulinio masto kompanijos, kinietiškos, tarp kitko Kinijos tam pačiam mieste, jos abi. Ir lygis jų yra, sakykime, visiškai vienodas. Labai arti viena kitos. Ką vieni daro, tą kiti daro, nes čia nepaslaptis, kad vieni nuo kito plagijuoja, kopijuoja ir panašiai. Tai va, tai tiesiog kameros kokybė, ten raiška, funkcijos labai panašios. Ir aš aišku labiau linkęs prie Dahua kompanijos, pasakysiu vėliau kodėl, bet sakykime, pačios kameros, pati raiška, pačios funkcijos, visiškai vienodos. Tiesiog Hikvision labai daug atiduoda reklamai, tai visi žino, Hikvision tai yra Hikvision. Tai va, Dahua gal reklamos mažiau, bet Dahua, kas man patinka softai, patinka programinis aprūpinimas. Sakykime, išėjo nauja aplikacija, išėjo nauja, arba ten kažkoks tai gadžetas išėjo, ten mobiliakas naujas, tas, ne? Iškart Dahua atsirado softas, programėlė nauja, kuri puikiausiai veikia. Tai vat, kas liečia programinę įrangą, kas tai yra svarbu, tai asmeniškai man jinai daug paprastesnė, tuo labiau, kad dabar yra klientinė programėlė, mobilioji atsinaujinus, tai man jinai labiau patinka, sakykime, dėl to. Dėl kokybės, vaizdo, funkcijų labai panašiai ir viena ir kita kompanija, viskas ten ok. Paleidimas per internetą, per tinklą, sakykime, Hikvisionas reikalauja šiek tiek daugiau žinių, šiek tiek daugiau laiko, kad paleisti tą įrangą per internetą. Tai yra tipo saugumo klausimas ir panašiai. Connect programėlė, registracijos ten visokios ir visa kita. Dahua to neturi, pas Dahua labai paprastai tas visas vyksta dalykas. Aišku, gali paprieštarauti, kas dirba, kas stato, kad čia wow, saugumas, čia visa kita, nulaužta sistema ar panašiai. Tai jeigu norite saugumo, ištraukit laidą iš interneto. Tik tai taip. Jokio saugumo neturėsite, jeigu jūsų sistema yra tinkle. Tai va, ten pasvardai, portai, dar kas nors, nesvarbu, apsaugos, ten viskas yra nulaužiama. Tai ir pas vienus, ir pas kitus yra nulaužiama, netgi nulaužinėja vieni kitus ir taip toliau, tai čia ne naujiena. Tai va, tai jeigu norit saugumo, išjungit internetą. Tik tokiu būdu. Tai va, tai Dahua ir Hikvisionas yra labai vienodos, labai panašaus lygio kompanijos ir tiesiog pagal dizainą, pagal viską rinkitės arba vienus, arba kitus. Aš montuoju ir vienas sistemas, ir kitas sistemas. Tai čia nieko aš dėl to nematau blogo. Dabar kas liečia belaidę sistemą, ne? Ajax Pro. Sakykim taip. Iš vis aš į bet kokias belaidės sistemas žiūriu labai atsainiai. Reiškia, visų pirma, aptarnavimas, visų antra, ryšys, bangų skleidimas atmosferoje. Ten,
Aišku, jie padarė aukštesnį dažnį, padarė, reiškia, ten, jeigu kažkokį blokatorių jungi, kad tai praneša panašiai, bet vis tiek. Nepamirškit, dažnis aukštesnis, praeinamumas aukštesnis, jie viską testuoja atviroje erdvėje, kad ten sako, 1000 km 600 metrų traukia. Nu tai taip, idealiom sąlygom atviroje erdvėje traukia. Bet nepamirškit, kad namai statomi irgi iš modernių medžiagų. Netgi kitą kartą stiklo paketas ir tas slopina. Tai kiekvienu individualiu atveju reikia matuoti ir žiūrėti, kaip jie traukia, kaip tie belaidžiai davikliai traukia. Sakykime, pati Ajax sistema, jinai yra, pradininkas jų yra turbūt Visonic arba Pyronix, tai yra Izraelis. Jie pradėjo gamybą šitą sistemą ir Hikvisionas arba tie patys gamina, gal perpirko, aš to nesidomėjau, bet sakykime, iš dizaino, iš veikimo principo viskas yra panašiai. Aš tą Visonicą esu statęs jau labai senai, kaip jis tik tai atsirado, ir davikliai, PIR detektoriai su kamerom ir panašiai. Tai sakykime, kas liečia belaidę sistemą, aš jos nerekomenduoju. Bet kokio gerumo jinai būtų, vis tiek. Įsivaizduokit jūsų sistemą, nu tai gerai. Belaidžiai davikliai jau bangom veikia. Pati ta Ajax sistema, jinai veikia per cloudą, vėlgi, tas internetas reikalingas, cloudas, dings elektrą. Nu gerai, turi visi baterijas, centralė turi bateriją, routeris užgeso. Vėlgi, ten ką sustatyti. Nu vienu žodžiu, aišku, yra išskirtinių objektų, kur ten neįmanoma padaryti dar kažką, tai, nu tai statai tokia sistema. Bet tik tai taip. Tai yra tas pats, kaip sakytumėm, namas ir elektros instaliacija, ne? Ką renkatės? Ar laidinius šviestuvus, ne? Su laidais, ledinius kokius nors, ne? Ar tiesiog su baterijom ir dar prie Wi-Fi prijungtas. Tai, nu, taip. Tai su belaidė sistema aš nelinkęs jau statyti. Reiškia, jeigu reikia belaidės sistemos, aš kombinuoju. Sakykime, centralę statau tik laidinę, klaviatūrą statau tik laidinę. Centralė turi akumuliatorių normalus 7 ampervalandžių. Sirena lauko tik laidinę. Ir, sakykime, šalia klaviatūros, šalia įėjimo vis tiek ten yra galimybės tą laidą kažkur pakešti ir taip toliau paslėpti. Tai keli davikliai laidiniai, o jeigu jau visiškai nėra galimybės, tai tada statau tik kelis detektorius belaidžius arba ten magnetukus, ne? Ir vėlgi renkuosi, Hikvisionas, Dahua yra vaizdo sistemų gamintojai. Vaizdo kamerų. Jie taip puikiausiai daro, puikiausiai moka. Apsaugą, kad pradėjo daryti, nežinau. Aš rinkčiausi kanadietiškas prekes. Tai yra DS arba Magellan Spectre senoji vadinama, kurie gamina sistemas daugelį metų, kur veikia ir belaidžiai, ir laidiniai, ir visi dalykai. Tai nori, tai kur patikim. Tai, sakykime, aš rinkęs taip iš šitą pusę. Aišku, nieko prieš aš neturiu prieš tą Ajax Hikvisiono, bet kitas dalykas dar namuose, ne? Namai Wi-Fi stovi, spinduliuoja. Ten kokia nors kolonėlės spinduliuoja. Ir dar pasistato krūvą įrenginių spinduliuojančių, ne? Aukštų dažnių, kurie davikliai, sirenos, centralės, tai įsivaizduokit, kaip jaustis, kaip gyventi ir tokiam vibe. Tai va, tai aš šiaip už laidinę sistemą ir jeigu sprendimas belaidis, tai tiesiog kombinuoju keletą daviklių belaidžių. Viskas, šiandien tiek, klauskit, atsakysiu dar, jeigu kas įdomu.